Labadiena, mėly ir mielos mamos, bedramos žiūrovai, žiūrovės, klausytojai ir klausytojas. Šiandien svečiuose pas mus yra Rasa Jauniškienė. Ar teisingai sukirčiau? Tikrai taip. Gerai. Rasa Jauniškienė. Ir Rasa, visų pirma, tai sveika atvykusi. Sveiki. Ir norėčiau paprašyti prisistatyti. Tai jeigu čia būtų toksai profesinės temos pokalbis, tai aš sakyčiau, kad esu skaitmeninės etikos centro viena bendrai kūrėjų ir esu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto viena tyrėjų, kur tyrinėjame draugė su kitais mokslininkais, kaip technologijos veikia žmogų. Kaip įdomu. O čia pokalbis turbūt bus truputėlį ir apie kitus dalykus. Tai esu mama, sesuo, dukra ir auginu 3 vaikus ir turiu va tokį didelį džiaugsmą. Ir kokio amžiaus jau tie dideli džiaugsmai? Tai labai dideli, tikrai 21, 19 ir 10. Ai, tai dar 10, Dar turiu. Dar taip. Mano kaip mažiausiai jau 16, tai jau atrodo, jau tokie, jau iš tiesų didesni vaikai, tarkim. Taip, tie vaikiukai. Tai labai smagu jūs čia turėti. Manau, kad tikrai yra nepaprastai įdomi tema. Ir aš norėčiau pradėti nuo iniciatyvos, apie kurią jūs šiuo metu daug kalbate. Ir iniciatyva, kad nesuklyščiau, iš telefonų į mokyklą. Ar ne, jūs esate viena bendraautorių ir papasakokite daugiau. Ir kaip kilo ta iniciatyva, ir kur dabar su ją esate, ir ko ją siekiate. Tai skaitmeninės etikos centras jau 5 metų veikia šioje temoje, kur mes kviečiam žmonės iš telefonų į gyvenimą, galima taip sakyti. O gruodžio mėnesį susitikę mes visi skaitmeninės etikos centro ekspertai susėdę, supratom, kad nieko nedaryti jau tikrai nebegalime. Ir turime tą klausimą judinti, kelti ir užduoti ir tikrai jau mėginti kažkaip argumentuotai kviesti visuomenę diskutuoti. Ta ir padarėme. Kodėl būtent dabar? Mes ilgą laiką judėjome tą skaitmenizavimosi kryptimi, gal truputėlį pamiršę arba nematydami arba nepakankamai kritiškai žiūrėdami į tai, ką skaitmenizavimasis atneša ir netokio gero. Ir va ta tokia ilga kelionė, jinai turbūt davė progą suvokti, kad kažkurioje vietoje jau perženginėjame linijas raudonas per dažnai ir per daug. Ir tada supratom, kad mes dirbam šioje srityje, mes stebim tas situacijas, kurios nutinka tuomet, kai tos linijos yra peržengtos. Mes turime tyrimus ant rankų, mes patys tuos tyrimus darome, ne tik Lietuvoje, tarptautiniu mastu. Taip. Ir tai jeigu mes nieko nesakysim, tai kas dar pasakys? Taip. Tai tiesiog tokiu, čia nėra gero meto, tą reikėjo daryti turbūt gerokai anksčiau. Mes žiūrėjome, ką padarė Jungtinė karalystė 2019 metais, kai buvo dar karalienė ir tada jos užsakymų 2 ministerijos šitam klausimui dėl interneto rizikų klausimų susibūrė, teikė siūlymą, teikė baltąją knygą parlamentui svarstyti. Tai kai vyksta tos diskusijos aukštam lygmenį ir kai visa visuomenė tą temą vis kažkur girdi, kažkur diskutuoja, kažką sprendžia, tai tu supranti, kad į kažkur vis tiek tai judės, ar ne? Žinoma. Bus aišku tada, kas kokius tyrimus atlieka, kas kokio pokyčio siekia, kas kokia organizacija už ką atsakinga, kas ką konsultuoja, ar ne? Yra šita tema ant darbo stalo. Tai vat mūsų šalyje mums labai trūko to, kad šita problema atsidurtų ant sprendimų priėmėjų darbo stalo ir kai priėjome vietą, kur sakėm viskas, tikrai jau reikia sakyti SOS, tai tą ir padarėme. O jaučiate, kad atsirado ant stalo šitą temą? Tai taip, tai net ir fiziškai iš tikrųjų visaip kaip atsirado, įvyko ir net balsavimas Seime įvyko dėl 2 švietimo įstatymo pataisų projektų pasiūlymų. Pirmasis balsavimas ir sėkmingai toliau bus svarstoma. Ir ministerijoje diskusija įvyko, Seime diskusija įvyko, spaudos konferencija Seime įvyko. Ir visuomenė susibūrė ir turime daugiau negu 230 organizacijų, kurios palaiko iniciatyvą, tarp jų daugybė tikrai visako. Bibliotekos, asociacijos, privatūs verslai, mokyklos, centrai ir labai daug tikrai žinome, kad turime tokio palaikymo ir beveik 4000 asmenų irgi išreiškė palaikymą iniciatyvai. Tai
turime tokio supratimo ir iš visuomenės, kad jau to reikia, pagaliau, ačiū, ką darot, manėm, kad niekam tai nerūpi, tai judam toliau ir laukiam tų sprendimų priėmėjų, kažkokių tai sutarimų, susitarimų, sprendimų ir suprantam, kad kažkaip pradžioj pradėjom nuo mokyklų, kad ugdymo įstaigose galėtų vaikai tą dėmesį sutelkt labiau į ugdymąsi, o per pertraukas labiau ilsėtis ir labiau ugdytis kitaip ir bendrauti. Taip. Kodėl mintis buvo pradėti nuo mokyklų? Kodėl būtent nuo mokyklų? Turbūt labai natūraliai, nes mes neturime turbūt šiuo metu galimybių užeiti į šeimą ir šeimoje pasiūlyti arba pakviesti tėvus ar visą šeimą pasimokyti, kaip reikėtų brėžti ribas, kada tas technologijas jau imti, turėti, džiaugtis ir naudotis, ką tikrai galim ir turim daryti, nes jos tikrai padaro savo gerą darbą taip pat. Ir kada ten jau reikia viską padėti ir mes neturim tokių galimybių. Mokykloje tuo tarpu matom labai liūdną situaciją, kai vaikai labai išsiblaškę, susėdę koridoriuose, sugulę koridoriuose, ateini skaityti paskaitų ar vesti edukaciją, tu perlipi per gulinčius ant sėdmaišių, kai kur be sėdmaišių ant žemės. Vaikus, kurie yra telefonuose ir kai mums pradėjo rašyti tėvai, kurie ėmė klausti, ar mes žinom, kad jūs tą darot, mes jūs atradom, bet mes matom, mes šokę, mes atėjom pabudėti tik tai į mokyklą. Bet tą, ką mes pamatėm, mus šokiruoja, mums ėmė siųsti nuotraukas, dalintis tom situacijom. Tai va tikrai, atrodo, kad mokykla yra ta vieta, kur gal pradėkime nuo to, kad pargražinkime dėmesį ugdymui, tada gebėkim atlikti kitus raidos uždavinius per pertraukas, dirbti kartu, bendrauti, spręsti, pyktis, taikytis ir taip toliau. Ir tikrai ir kitų šeimų, ir į tą šeimas turės ateiti žinios ir supratimas, bet čia irgi tokių reikia visų mūsų pastangų. Iš tikrųjų, tai reikia suremtų pečių. Tikrai taip. Aš norėčiau grįžti prie to, kad kai jūs apsisprendėte, ar ne, va čia jau yra raudona linija, kurią mes peržengėme tam tikrą prasme, ne? Nes tikrai ne visi tėvai yra įsigilinę. Tai kokie yra tie blogumai, ar ne, kokios tos yra raudonos vėliavos. Tuo labiau ne visi žino, ką daryti, bet pradėkime nuo to, kokios yra tos raudonos vėliavos, nes vien, tarkim, 10 metų atgal tai net tyrimų buvo labai mažai ir juos reikėjo rasti. Ir jeigu tu esi ne specialistas, o dauguma tėvų nėra šios srities specialistai ir turbūt ir neturi būti visų galų meistrai ir visų reikalų specialistai, tai tiesiog, jeigu reikėtų tėvams įvardinti, ar ne, kokios yra tos raudonos vėliavos, ką tai reiškia vaikui ir kodėl tai yra grėsmė, dėl kurios jūs ir mes skambiname varpais. Aš gal tada pakvieščiau galvoti apie pačią pradžią, kai mes imam svarstyti, gal jau metas vaikui paduoti telefoną. Tai kada tas tinkamas amžius? Ir tada tas klausimas jisai kirba kiekvieno galvoje, kur tos ribos, kur yra parašyta, kas pasakė, kad tokio ir tokio amžiaus vaikui mes galim duoti. Mes pasitikrinom skaitmeninės etikos centro užsakymų, Spinter atliko tyrimą, apklausa, reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa, tai 70% tėvų sukrinta į tą dalį, kur iki 10 metų ten kažkuriais iš metų paduotų vaikams telefoną. Lietuvoje. Čia yra reprezentatyvu. Tai tada galime galvoti taip. Interneto saugystės amžius yra tarsi taip skaičiuojamas kaip ir 13 metų, nes labai labai daug programėlių galima nuo 13 metų įsidiegti. Tuo tarpu, kaip jis atsirado, tas 13 metų, ar jis buvo išrastas remiantis kažkokiais tyrimais, kad tikrai tokio amžiaus jau smegenys gali apdoroti štai tokias ir tokias programėlių siūlomas galimybės ar panašiai. Tai ne, tai taip nebuvo. Ir tada einam dar toliau. Ir tada galim kelti klausimą, tai kiek mūsų visuomenė yra pasiruošusi ir žino apie bet kurias iš rizikų, kurias gali ten vaikai patirti, apie ne tik galimybės, bet ir žalą psichikos sveikatai, fiziniai sveikatai.
Nu ir vat toliau taip einant, ar mūsų šeimos gydytojai, sakykime, klausia per tuos profilaktinių sveikatos patikrinimų metu, kiek jūsų vaikas sėdi prie ekrano. Turėtų pradėti klausti, mes tą rekomenduojame daryti, nes yra labai daug ir somatinių, ir kitokių nusiskundimų, kurie paskui prieina prie išvados, kad panašu, kad tai buvo susiję su per ilgų laikų prie ekrano. Tai yra tokių labai daug vietų. Tai čia pradėjus, tuomet galim sakyti, kad ir visuomenė, ir šeimoms tikrai trūksta žinių ir trūksta informacijos, supratimo. Tikrai ne kiekvienas gilinas ir skaito ir dar keliom kalbom ir ten išsinagrinėja tyrimus, kur kaip kas ką sako. Tai nuo kada pradėti, ką daryti, kokių rizikų labiausiai vengti, kaip su to vaiku kalbėti, ką paaiškinti ir panašiai. Man atrodo, šiuo metu tikrai man, taip dabar jau ką stebiu tame lauke, tai greta visos tos dezinformacijos, melagienų, galimų patyčių, algoritmų poveikio psichikos sveikatai, kiekvienos programėlės, ten tos invazijos, sakykime taip, į mano gyvenimą, kur ten čia turi atsiųsti, čia dabar greičiau, čia ir taip toliau. Be viso šito yra atsiradęs toks dar vienas labai svarbus aspektas. Tai yra dirbtinio intelekto galimybė bendrauti su žmogumi bet kada. Nes dirbtinis intelektas ir ten tas draugas, pavyzdžiui, Snapchat'e kažkur majai, jis niekada nemiega, jisai neruošia pamokų ir jam nėra kitų užduočių, jisai bet kada pasirengęs atsakyti į bet kurį iš vaiko arba suaugusio klausimų. Ir jis atsako. Ir tada ką jis atsako? Ir ar man okei, kad mano vaikui kažkas patarė, ką jam daryti, kai susipyko su drauge, o ką jam daryti, kai susipyko vakar su tėčiu, ar panašiai. Jis gauna patarimų. Yra programėlių, kurios dabar yra paduotos į teismą už patarimą atsikratyti tais tėvais. Tai aš kalbu apie dalykus ir atvejus, kurie gali būti tarsi tokie precedentai, jie nutinka, ten sakykime, gal nedažnai, gal retai, dauguma kažkaip plauks ir išplauks ir iš tikrųjų kažkaip išvairuos ten tam kontekste. Bet tai nereiškia, kad mes ir neturim kalbėti apie rizikas, ar ne, taip kaip kelyje. Jeigu mes esame nežinau, pirmoko tėvai ar nežinau, darželinuko, kurį vedami darželį kiekvieną rytą, mes per gatvę eidami pasakojam, kaip kas vyks. Tu čia pažiūrėk, į tą pusę, taip toliau, gali nutikti tas ir tas, gali mašina nespėti sustabdyti, jai gali reikėti tiek ir tiek atstumo, žodžiu, kokiu greičiu priklauso jinai važiuos ir panašiai. Tai mes aptarėme tas rizikas. Kiek mes tų rizikų aptarėm, kiekviena šeima turbūt individualiai, ką domisi, ką aptarė, ką duoda pačiam vaikui pasiskaityti, jeigu jis jau skaito turbūt. Tai nežinau, man tai tas turbūt dirbtinio intelekto galimybė sukurti rimtą ryšį, tikrą santykį su mano vaiku, jinai turbūt taip labai dabar skamba nerimastingai man, nes viską tą pasakius, ką čia ką tik pasakiau, mane neramina tas verslo apetitas ir verslo interesas, kuris šalia to stovi. Startupai kūriami tokiu principu, kad pirmą sukūrėm, pirmą paleidom produktą, pažiūrim, kaip važiuoja, jeigu ten kažkas blogo, nutiko precedentas, kažkas kažką savo pasidarė, taisom. Bet taisom po precedentų. Taigi nieks... Ne iškart, taip. Nekūriama taip, susėskim dabar, žinom, kad reikia taip kurti programėlę, jeigu kūriam programėlę, kurią naudosis mažamečiai vaikai, tai pakvieskim filosofą, pakvieskim psichologą, pakvieskim etikos specialistus ir tada kurkim, mes pavėlavę. Konkurentai jau išėjo su savo produktu ir ten sėkmingai ir nuvažiavo ir jau pasitaisė ir viskas, tai visi taip ir judėkim. Tai šitas toks greitis, kuris nėra naudingas iš tikrųjų žmogaus smegenų savybėms, ar ne, kurias mes turime ir nespėjame mes, nepritaikyta tai yra mūsų smegenims, tai gal tas turbūt neramina irgi. Tai čia jau kalbant taip iš toli ir iš aukštai ir iš per aplinkui. Atrodo bėgam, bet kojos priekį, o galva gerokai iš paskos. Taip. Va šitaip. Taip. Kita vertus, ar ne, telefonai ir skaitmeninė erdvė. Ar tai vienareikšmiškai blogai? Ne, niekaip taip negalėtume pasakyti. Nes ką aš irgi girdžiu iš žmonių, kadangi pačiai tenka labai dažnai šnekėti ir aš... taip įsivertindama, tai ganėtinai seniai kalbu apie tai, kad, ribokim, galvokim, turėkim, ten mūsų vaikai visada su tais meškafonais labai ilgai būdavo, jau ten aplink visi draugai turi, mūsų vaikai dar su meškafonais ir visa kita. Ir dabar aš matydama aplinką,
visada matau ir įsivertinu tai, kaip dabar dar sunkiau tėvam, negu kad buvo, kai mūsų vaikai buvo, tie paauglėjantis ir jau norintis telefono, ar ne? Ir dabar, net prieš keletą dienų su sesė kalbėjom, aš sakau, aš tau nepavydžiu, nes tavo dukrytės iš vis mažos, tai kai jom ateis, kiek tada reikės dar daugiau pagalvoti apie, niuansus ir plonybės visų tų situacijų, kas man tai tiesiog daugiau buvo, atsirado išmanus, pirmosios programėlės, matau, kad daug jų yra bukų, tai turės meškafoną, kad parašytų žinutę ir paskambintų, ar ne? Ir ką mes irgi, ir mačiau socialinėje erdvėje tėvų, kurie, kai jie priešinasi tom iniciatyvom, jų argumentai yra, apie kuriuos irgi, manau, turime kalbėti. Pavyzdžiui, vienas iš tėvų sako, aš, kurį teko perskaityti, ar ne jo argumentus, ne pačiai diskutuoti, tai nežinau, ką toliau būtų sakęs, bet argumentai buvo, aš noriu visada matyti, kur yra mano vaikas, nes šiais laikais pasaulis nėra saugus. Ar ne? Kaip ir legitimus tėvų nerimas. Aš noriu, kad mano vaikas būtų saugus, jeigu taip išverčiami kalba, ar ne? Kita vertus, žiūrėkit, jūsų vaikas jau yra mokykloje, ar ne? Jau yra su suaugusiais žmonėmis. Aš noriu visada galėti susisiekti su savo vaiku. Mano, aišku, kitas klausimas iš karto yra, kodėl? Jums nereikia su vaiku susisiekti, kai vaikas yra mokykloje, nes jis į mokyklą atėjo mokytis. Baigsis pamokos. Ir turite visą popietę ir visą vakarą kalbėti, apie ką tik norite, nes darbe jūs kaip ir dirbti turite, o vaikas mokytis kaip ir turi, ar ne? Tai tie argumentai, kaip jūs jaučiate, nes aš daugiau tokiais pavieniais susiduriu, ar ne? Ar tėvai turi klausimų ir galbūt turi klausimų, į kuriuos jūs dažniausiai atsakote. Tai norėčiau pasidalinti dėl to, kad daug yra žiūrovų, iš karto gaus tos atsakymus. Labai gerai ir labai svarbius klausimus keliat iš tikrųjų ir tokių klausimų gaunamės ir netgi iniciatyvos puslapyje turime parengę atsakymus į tokius dažniausiai pasitaikančius argumentus, kurie sako, kad gal pradėkim nuo suaugusių, kodėl mes pradedam nuo vaikų, išmokykim pirmą suaugusius, tai tada nereiks mokyti vaikų, pavyzdžiui. Į ką mes atsakom, kad vienas dalykas, kad būtų labai gerai, jeigu mes turėtume tą galimybę irgi kažkokiu būdu dabar visus suaugusius, nežinau, čia darbo vietose gal reiktų apmokyti, bet vis tiek darbo vieta būtų, ar darbdaviam užduotis, ar ne, žodžiu, įsivaizduojat, ar ne, kas čia, koks dalykas. Kitas dalykas, mes matome, kiek yra skaitmeninės blaškos ugdymo įstaigoje. Jeigu mums rašo dabartiniai 12-okai taip pat, kurie palaiko iniciatyvą. Ir jie sako, buvau progimnazijoje, kurioje buvo draudžiami telefonai, dabar atėjau į tokią mokymo įstaigą, kurioje telefonai leidžiami ir man yra gaila tą matyti, kas vyksta, nes norėčiau, kad visi mokytumėmės taip, kaip esu mokiusis aš. Arba matau savo brolį, kuris yra kitoj mokykloje, kur leidžiami telefonai ir man liūdna matyti, kaip jisai ten skęsta ir mokslai visai pro šalį. Tai tada ir klausimas irgi būtų, jeigu diskusija, ar ne, tiems tėvams. Tai kaip tada, o kaip su tas mokslais ir su tuo dėmesio mokymuisi, nes dėmesys fragmentuojasi. Nori, nenori. Ta skaitmeninė blaška, jinai padaro savo juodą darbą. Yra nebeišmokstama jo sukaupti to dėmesio tinkamai, plus neįvyksta tie kiti, aš jau minėjau, svarbus labai raidos uždaviniai. Kai prasėdi kokį 20 vaikų palei visą koridorių sieną per pertrauką, kiekvienas savo įrenginyje, taip tėvai gali pasiekti tuo metu, jeigu nori, per tą pertrauką paskambinti, ten susižiūrėti, vaikas yra, tikrai viskas gerai. Bet tas vaikas neatlieka kitų labai svarbių dalykų. Tam amžiui būtent. Būtent tam amžiui, būtent su šitais bendramžiais, kurie šalia jo sėdi. Tai yra kitų klausimų. Yra, kad tėvai sako, kad kas apsaugos mano svarbų įrenginį, kurį aš nupirkau už labai didelius pinigus, ten sumos 4 ženklės. Ir jis nusineša į mokyklą ir ten kažkas, kai kažkokią dėžutę įdės. O jeigu tą dėžutę nešant iškris iš rankų, kam nors sudaužys, tai tokie atsakingas. Tikrai yra tokių argumentų, kurie yra savotiškai liūdinantis gal dėl tokio, nežinau, nematymo tos visos dalies, kurios tas vaikas realiai netenka dėl buvimo pririštų. Yra tėvų nerimastingumas. Yra nerimo lygis pakilęs apskritai visos visuomenės šiek tiek didesnis. Jau vien
tų pranešimų pipsėjimas, tiek kiek vaikai jų gauna ir visa karta šiek tiek daugiau turi to nerimo, negu galėtų viską paleisti, atsijungti, žinoti, kad dabar jo nieks nestrukdys. Jie jaučiasi, kad jie visada turi atsiliepti, iš tikrųjų. Mums penktokai, šeštokai sakom, padarykit pratimą. Galiu tokį terpti pavyzdį. Taip, žinoma. Su telefonu užsiklijuokit va dabar ant telefono ekrano tokį lapelį, tą geltoną lipnų, nu bet kokį žodžiu. Ir tas lapelis primins mūsų šitą susitikimą, užsirašykit R raidę, rasa, ar ne, prisiminsit, kad kalbėjom, gerai. Nu ir tada, kai jums kažkas ten suvibruos, nu arba kažkas paskambins, jūs taip už telefonų, kaip visada įprastai, taip, lapelis, tai aš pažiūrėsiu šitą, kas čia man ką bando pranešti ir pasakyti po 15 minučių. Jie sako, ne, tai kaip, aš negaliu, taigi negaliu. Nu nėra to jausmo, kad, žodžiu, tu visada esi pasiruošęs būti pertrauktas. Nu, tau čia kažkas kažką atneš, kažkokią žinutę, kažką tau pasiūlys, kažko paprašys, kažkas tiesiog pasidalins kuo nors, kas čia kuo. Ir visą laiką va tokiam. Tai yra tas nerimastingumas apskritai ir tėvai tikrai nerimaujantis, tėvai yra jiems nesaugu ir labai svarbi žinutė yra nusiunčiama vaikui. Pasaulis nesaugus, žmogau. Tai tada tas vaikas irgi. Tu turi būti tokiai nuolatiniai parengti. Ir tu tampi toks pasirengęs visam kam gintis. Taip. Tai turbūt taip, mūsų suaugusių čia irgi atsparumo, psichologinio atsparumo didinimas būtų sprendimas, kad tu suvoktum, kad tu atidavai žmogų į saugias rankas, pasiskambinsi į raštinę, jeigu labai reikės, galų galia kažkaip išspręsti tą suaugęs, net vaikui pasakyti, tai tu išspręsi su mokytoju tą klausimą. Jeigu nebus aplink kitų suaugusių žmonių, jie tikrai tau padės. Čia kitokia yra žinutė apie pasaulį. Tai mes sulaukėm ir tokių, kad tyrimą vieną matėm, kuriame pasakyta, kad mes nematom dar ten, kad tikrai pagerėja rezultatai. Tai žodžiu, yra noras, kad jau jeigu telefoną paėmėm, tai rezultatai turi gerėti turi viskas. Nors ten nesvarbu, kad ten tam tyrime lyginamos, čia aš konkretų turiu tyrimą, netgi Mintienės labai jisai čia socialinėje erdvėje prastransliavo, BBC apie jį parašė. Ten buvo lyginamos mokyklos ne prieš pokytį ir po jo, o tarpusavyje. Vienoje draudžiama, kitoje ne ir kaip tie pasiekimai. Taip, aš mačiau tą tyrimą irgi. Jo, tai kai pasigilini į metodologiją, ten giliau, vėl supranti, tai mūsų darbas ir yra gilintis, analizuoti, bet yra krūvas metaduomenų, kurios nebeleidžia abejoti. Tai metaduomenys tai yra daug tyrimų, apžvelgiama mokslininkų ir padaromos tokios visą apimančios, plačiai apimančios išvados. Ir manau, kad tėvam labai svarbu irgi pasitikėti tais, kurie atlieka tą darbą, ar ne? Bet dabar vėl mes turime labai aukštą nepasitikėjimą visuomenėje, ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje, ar ne? Ir kur kartais žmonės pamatę vieną reelsą Instagrame, pasitikė juo labiau negu institutu ar asociacija, kurie, yra krūva žmonių, moksliškai gilinasi, atlieka tyrimus ir daro šitą darbą ir tada pasako ir tada sakoma, kad oi, čia establishmentas, čia jau jie. Tai ir pasaulyje yra ištikusi ir ekspertų krizė, ar ne? Nes dabar visi gavo platformą pasisakyti ir tada, eksperto oficiali žinutė, netokia patraukli kaip kokios influencerės reelsas, ar ne? O tas žmogus nebūtinai gilinosi, nebūtinai apžvelgė tyrimus, nebūtinai juos atliko dažniausiai, ne. Bet, yra normalu imti ir apžvelgti tai, ką tu pamatai ir galbūt net šventas darbas jau yra apžvelgti visą tai ir paskleisti plačiai visuomeniai. Bet kita vertus, kur yra tavo šaltinis, iš kur tu renkiesi tą informaciją. Ir čia yra labai didelis pavojus. Ypač jauniems tėvams, ypač auginantiems pirmą, antrą vaikelį, kol dar nėra tos patirties ir to susidūrimo, tai man atrodo, kad tikrai labai sveikintina iniciatyva, nes tada mokyklos tampa partnerėmis. Nes kai mokykla tampa, tų, kurie tyria ir apie tai kalba partnerių, tai tas balsas yra amplifikuojamas ir lengviau tėvams išgirsti, kad verta apie tai pagalvoti ir verta apie tai pagalvoti būtent taip. Mes net ir siūlome mokykloms tapti švyturiu, šviesos nešėjų šioje temoje. Ir kai mokykla sako, neturim kompetencijų, mums patiems trūksta žinių, tai mes sakom, imkit ir naudokit mūsų, kas sukurta.
Mes atliekame tyrimus kartu su mokslininkais Lietuvoje. Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas finansuoja. Taigi mes visi finansuojam, kad tie tyrimai būtų. Tų tyrimų išvados aiškios. Mokslininkai yra iš 2-3 universitetų susibūrę, tie, kurie dirba metų metais tyrinėja, kaip tos technologijos veikia žmogų, ar ne? Taip. Patarimų turi. Tie patarimai, nedramatiški kažkokie, kad pakeiskit savo gyvenimą ir ten apsiverskit. Ne, tiesiog tikrai brėžkime saugias, saugančias ribas. Tai čia apskritai kartai žmogui sunku būna nubrėžti savo apsaugos ribas, ar ne, kad save pasaugo, to irgi reikia mokintis. O visas kontekstas aplinkoje, kuo toliau, tuo labiau jis bus prisodrintas nelabai aišku ko ir su tais visais giliaisiais padirbiniais, kurie video informaciją pateikia, bet kieno lūpose įdės bet kokį tekstą, ar ne, kur gali parodyti mums valstybės vadovus, kalbančius nežinia ką, tie vadovai taip nekalbėjo ir kaip pasitikrinti, kaip tiem žmonėms žinoti. Tai čia tokio turbūt, aš tai sakyčiau, tokio tikrai visuotinio švietimo apie interneto rizikas. Įvardinkim tikrai labai paprastai, apie interneto rizikas. Mums labai reikia ir jo reikia daug ir reikia kritinio mąstymo lavinimo dalykų, kad mes galėtume tikrai žinoti, kaip atsirinkinėti, gebėti kažką pastumti šalį, gebėti palaukti, kol gausiu kažkokią tikslesnę žinią, nepult persidalinti irgi kažkuo, ko dar nepatikrinau ir dalyvauju. Taip ir tampu jų skleidėjų ir nešiotojų. Tikrai taip. O atsirinkti tikrai darosi labai sunku. Jau buvo sunku ir aš pamenu pradžią visos šitos kelionės, kai kažkada aš esu baigusi psichologijos studijas bakalauro ir po to komunikacijos studijos buvo informacija ir komunikacija, magistras. Ir mano tie visi grupiokai, kurie studijavo psichologijos srityje, jie ir dirbo tą darbą ir jie su manim ir dalindavosi ten visko, kas vyksta. Ir tais laikais, Dieve, taigi čia prieš kiek metų, jau sakydavo, kad yra žmonių, kurie tampa priklausomi nuo interneto. Be galo įdomu, pradedi domėtis, man visada tas buvo įdomu. Viena antraštė sako viena, kita. Kaip žinoti, tai kur tiesa? Tai gerai, kai skaitai angliškai, prancūziškai, gali ten palyginti, paskui jau lendi tuos tyrimus, žiūri imtį, žiūri metodologiją, kas atliko, kokiam žurnaliai spausdinta, kiek jisai ten moksliškai tikrai jau toks solidus, kokia ten redkolegija. Daug tokių kintamųjų turi įvertinti, ar ne? Tai tą darbą dirbti kainuoja. Aš 3 vaikus auginu, man, ten neturiu laiko. Plius dar ten pati pradžia tų visokių išmaniųjų renginių, kur ten tik radosi, tik tai atrodė, gal čia kažkaip tie vaikai, tikrai sąmoningi, pakankamai brandus tokie, tai gal susitvarkys. Ir ten, tai sudėtinga žmogui skirti laiko, dedikuoti. Tai ieškoma už tai tokių patikimų galbūt asmenų, arba ten institucijų, organizacijų, bet oficialios mūsų pagrindinės institucijos, mes laisvoje šalyje, mes turim savo institucijas, kurių informaciją ir reiktų iš tikrųjų sekti ir vadovautis. Man atrodo, kad dar labai svarbu tėvams žinoti, tai apie tuos, niuansus tam tikrų teiginių, kad nebūtų nusiinterpretuojama. Pavyzdžiui, yra tikrai, toks pasakymas, kad mes esame technologijų migrantai, vaikai yra technologijų čiabuviai, ne? Didelė dalimi dėl to, kad, mes visi mokėmės gyventi su tomis naujomis technologijomis, o vaikai jau gimė ir jiem tai yra jų pasaulio dalis ir natūralu. Ar teisinga? Taip. Taip yra, taip, kai aš gimiau, nebuvo, ne? Kai sesers vaikai gimė, tai jie neįsivaizduoja, visa tai yra aplinkoje. Ir reikia nepamiršti, kad tai yra įrankis, kuriuo mes turime išmokyti ir išmokti naudotis. Tai nėra taip, juk mašina irgi yra įrankis. Nėra taip, kad mes sakome, mielas vaikė, štai prašau, įrankis, sėsk ir važiuok. Ar ne? O su telefonu mes sakom, sėsk ir važiuok. Tik per daug, ten. Kai pasakysiu, kad baig, tada jau baig. Taip, tai lygiai taip pat su mašina, nes mašina irgi yra įrankis. Greičiau atsidurti iš vienos vietos kitoje. Fantastinis įrankis. Labai palengvinęs visos žmonijos būti, gyvenimą ir taip toliau ir panašiai. Lygiai taip pat šita technologija iš tiesų teisingai naudojama. Aš, pavyzdžiui, nebeįsivaizduoju savo gyvenimo be AR. Aš esu labai ankstyvoji adaptuotoja, labai naudotoja, aš kaifuoju, man nepaprastai įdomu, aš ten duodu užduotis vien dėl smagumo, gilinuosi ir taip toliau ir panašiai, nes aš matau tai kaip įrankį.
Ir man atrodo, kad tą labai svarbu tėvams pasakyti, kad, neapsigaukite tuo, kad vaikas jau gimė ir jisai tarsi jam tai yra instaliuota ir jisai viską supranta. Šita frazė, ji neduoda mandato tiesiog. Tikrai taip. Tai man atrodo, yra tokių pasakymų ir gal jūs irgi galėtumėt kažką įvardinti, kur viena vertus taip tiesa ir kažko reiktų nepamiršti. Bet jūs labai gerai įvardijot ir realiai taip ir yra. Mes patys sukūrėme šitą technologiją. Mes žmonės turime minti, ar ne? Mes patys mokomės ją naudotis. Mes patys pamatę, kuriuose vietose ji mums nepadeda, o atima iš mūsų kažką, turim išmokti ją nesinaudoti. Ypač čiabuviai, kurie yra išmokę naudotis visada. Mes juos turim išmokyti kažkada nesinaudoti. Ir ką norisi pasakyti ir jūsų klausytojams, palikti tokią mintį pagalvoti arba paaptarinėti prie vakarienės stalo, sakykime, ar ne, su šeimose, su draugais. Mes kažką, kai imamės kokios nors veiklos, netiesiogiai arba tiesiogiai pasakome ne. Gerai, aš skaitau ar ne, knygą savo mažajam, abu vyresnėliai ten kažkur turi važiuoti, vakarėlis, apsipirkti ar ką nors, aš dabar skaitau. Tai jiems yra ne. Taip. Mamos arba indaplovė neiškrauta, arba ten, nežinau, vakarienė nepadaryta. Aš skaitau. Taip. Aš pasakau ne kitkam. Tai tą klausimą, kurį labai norėtųsi palikti ir šitos laidos klausytojams ir žiūrovams, kam mes pasakome ne, kai pasirenkame pabūti su ekranu dar truputėlį, nieko baisaus. Tiek daug aš čia ir būnu. Viskas gerai, kažkiek, bet kam aš pasakau ne? Ir kai aš susimastysiu, gal mūsų ir mudviejų gal ribos skirsis, ne tai kad ribos, bet, sakykime, motyvacija tam nebesakyti negali skirtis. Aš gal galvosiu, štai čia niekam per daug ir nepasakau. O jūs gal sakysit, kad aš tai pasakau ne keletui tokių svarbių mano gyvenimo dalykų. Aš nenoriu šiaip tai jiems sakyti, ne, jie man svarbu, aš čia planavau tą, arba norėjau aną, ar nepradėjau kažko. Tai aš turiu minti, kad mes, galime galvoti ir iš tos kitos pusės. Mes kažką padedam į šalį, kai pasiemam ekraną. Smalsu, smagu, gera, viskas gerai. Ir kitas dalykas, ką galima įvardinti, tai tas pats Tomas Hillandas Eriksenas savo knygoje Ekranų laikas sako, šitas įrenginys, tai čia yra kišeninis polimedijos monstras. Aišku, kad jis turi labai daug gerų dalykų. Bet UNESCO atstovas sako, išmokėm vaikus gyventi su ekranais, išmokykime juos gyventi be ekranų. Tai kur ta riba, kaip mes galim čia, suprantat, nukeliauti tą kelią. Taip. Daug dalykų net nežinome, ką patirsim. Mums jaunimas, kurie sako, bet nedrauskit ir įima ten dėrėtis. Bet tai nors ne per visas pertraukas. Tai tada, nors per ilgąją, tarkim, per ilgąją bent palikit arba kažkaip, arba kaip jūs negalvot apie tuos vaikus, kurie priklausomi, tai jūs uždrausit, tai kaip jie jausis. O tai ką daryti apie jaunus žmonės, kurie nuo narkotikų priklausomi? Tai gal irgi reikia juos duoti, kad gerai jaustųsi. Kad tik tai nepasijustų blogai. Aš sakau, mes net nesužinosim, kas iš jų turi jau bėdų, priklausomybę primenančių arba jau realios, kol mes nepasiūlysim jiems, kol mokaisi, pasidėk. Mesgi nesakom atimti iš gyvenimo vaikam telefonų. Štai iniciatyva, ką jūs paminėjote, iš telefonų į mokyklą. Jinai ne apie atėmimą įrenginio iš vaiko. Ugdomės, bendraujam, nesinaudokim. Dabar, kodėl ugdymo procese asmeninių siūlome nenaudoti? Todėl, kad matome milžinišką atskirtį, kol nėra susitarta, nuo kurios klasės, kaip kas ir kokiems tikslams, kad tas, kuris atsinešė geresnį įrenginį, iš karto yra jau statusas, o kas čia paste? Ar ten kažkas ir iš karto yra tokio, ir patyčių vieta, ir tada ir namų darbus nusifotografuokit, pas vieną fotografuoja, pas kitą ne. Tai mes turim gerai apgalvoti, mes turim sudaryti lygias galimybės tiem vaikam, tai duokim visiems mokyklinės planšetės arba sodinkim prie mokyklinio kompiuterio ir tada užduokim tuos darbus, kad jie turėtų lygias galimybės. O dabar man grįžta vaikas ir sako, mama, aš tau tikrai nerūpiu, kol tu man nenupirksi normalaus telefono, nes aš tarp savo klasiokų esu tenai ir man viskas labai blogai.
Nu, va, čia yra va šita dalis, kurią irgi svarbu įvertinti ir žinoti, kad išsitraukit vaikučiai visi savo telefonus, nu, ką tam daryti, kuris ką išsitrauks. Kaip jis jaučiasi, kodėl mes tą siūlom. Ir iš tiesų, vėlgi vis daugiau tyrimų yra apie tai, kad net ne pati technologija yra iššūkis ir problema, bet tas, ką mes su vaikais apie tai kalbame, ką jis ten veikia. Ir vėlgi, bent jau tendencija kokia yra ir apie tai jau tikrai labai daug konferencijų kalbama, kad mes labiau nerimaujame dėl vaiko saugumo realiame pasaulyje, kuris šiandien, neskaitant kai kurių vietų pasaulyje, yra saugiausias žmonijos istorijoje, o nesijaudiname dėl virtualios erdvės, kur, pavyzdžiui, net tokie JAV atliktas tyrimas, kad labai didelė dalis prievartautojų vaikų persikėlė iš realios erdvės į virtualią, nes ten yra lengviau pasislėpti. Ir juos dabar labai sunku pagauti realioje erdvėje, nes jų tiesiog nėra, o jie yra virtualioje erdvėje, kur labai lengva pasislėpti ir kur dar nėra tėvų. Ir kur tėvai nesikiša tarsi, nes vaikas jam pasakoja dalykus, kurių jie nesupranta. Ar ne? Tai ir vėl, tas tėvų įsitraukimas į vaiko gyvenimą, kad jeigu aš duodu vaikui įrankį, aš turiu domėtis. Ir vėl, aišku, yra kraštutinumas. Mes esam turėję ir savo bendruomenėje mamą, kur nuolat sekė, kaip vaikas bendrauja ir net man siūsdavo bendravimo printskrynus. Ir kur aš turėdavau prašyti, stop, vaikas turi galėti bendrauti su bendramžiais, man nežinant, dėl to bendrauti be filtro, dėl to, kad tikrai aš labai džiaugiuosi, kad kai man buvo 13 metų, mano tėvai ne visus mano pokalbius su bendramžiais žinojo ir ne visus komentavo. Ir tuo labiau nesiuntė mokyklos vadovams. Ta prasme, kad, vėlgi mes turime ir apie tą bendravimo virtualioje erdvėje etiką kalbėti, nes kai kurie tėvai, absoliučiai viską monitorina, seka kiekvieną pokalbį, prisijungia, perskaito elektroninius laiškus. Ir, natūralu, kad, vieniems vaikams auga pyktis ir jie ieško būdų, kaip apeiti, o kitiems vaikams apatija atsiranda, kur jie iš vis nebebendrauja su bendramžiais, nebent, kas užduota pamokų ir tokias, bet tada, kaip mes ir kalbėjome pradžioje, nebėra tų konfliktų, kurie būna tarp bendramžių, nebėra to susistumdymo, kuris irgi yra labai svarbus, kad išmoktum brėžti ribą, išmoktum pajusti savo erdvę ir išmoktum bendrauti su bendramžiais, nes tėvai jau yra visiškai sulindę į tą erdvę. Tai ir vėl, kaip jūs irgi savo komunikacijoje ieškote to auksinio viduriuko. Jūs paminėjot čia tokį kraštutinį atvejį ir kartu tiems tėvams, kurie stipriai nerimauja dėl vaiko saugumo arba apskritai tą, ką ten rado ar kažkas nutiko, aš labai visus noriu kviesti, nelikit vieni. Šitoj situacijoje yra pagalba. Įsiveskite tėvų linijos telefoną. Visi tėvai, kurie dabar klausotės, įsiveskite tėvų linijos telefoną į savo kontaktų sąrašą. Be tėvų linijos užsiregistruokit pagalbos, jeigu galvojat, kad kažką ten bandėt, sprendėt, kažkur kažko neišsprendėt, kažkaip tas vaikas užsidaręs, jau neramu. Ir nebelikim su tuo nerimu, nes mums taip atrodo, gal praeis, pavasaris, dar čia mokslai biški baigs, gal tada labiau bendrausim, bet jau tas nebendravimas užsitęsęs yra. Nepalikim to, tai eikim tada pasikalbėti, aš su specialistu, aš save sustiprinsiu, tai kaip man užeiti pas tą žmogų, kuris jau manęs nei matyti nenori, nei pasitikė, nei... Žodžiu, tikrai investuokim į šitą dalį ir savo gyvenimus mėginkim tvarkyti ir gerinti. Ir nebijokim pripažinti, kad mes kažko nežinom. Būtent. Ir kad mums reikia pagalbos. Irgi ar pasitarti, ar pasigilinti, ar dar kažką yra normalu tėvams nežinoti visko.
netgi, sakyčiau, būtina, kaip labai gražiai paramos vaikams centro vadovė Aušra Kurienė sako, kaip užauginti įgalintą ir galintį vaiką, ar ne, kad visagaliai tėvai tokio vaiko sudėtinga, tokį vaiką užauginti. Netobuli tėvai užaugina tokį galintį tada vaiką, nes tu kažko nespėjai, vaikas įsisprendė ir padarė kažkokius tai dalykus. Bet yra ir tokių labai, jeigu mes dar turime truputėlį laiko, tokių paprastų patarimų. Oi, manau, tėvam bus labai nuostabu juos išgirsti. Tai galima šiandien, pavyzdžiui, pradėti, ar ne, savo namuose su savo telefonu. Aš dabar čia aparato savo neparodysiu, bet man jau vyresnėlis sūnus susakė, kad taip turiu pasidaryti, jis jau seka tuos irgi tas rekomendacijas, nori būti ir gerai išilsėjęs, ir produktyvus. Ir galima pasikeisti ekrano spalvas. Viena šeštokė mums minėjo, kad vien tai padarius iš karto 2 valandom jos ekrano laikas sutrumpėjo. Į juodai baltą, iš spalvoto. Nes dingsta malonumas, tikrai mažesni yra dopamino kiekiai besiskiriantys smegenyse dėl spalvų nebebuvimo. Įsivaizduokit, socialiniai tinklai, net nuotraukos, viskas. Aišku, paskui atstatyti gali, bet tai yra eksperimentas su savim. Tai tikrai visus kviečiu eksperimentuoti ir pamėginti. Jeigu ryte aš telefoną paimu, nežinau, savaitgalį, sakykime, 11 valandą pirmą kartą, tai atidėkim dar ilgesniam laikui. Atidėkim iki 12 arba 1. Jeigu aš paimu telefoną su žadintuvo suskambėjimu, ar ne, tai pamėginkim tikrą žadintuvą pasistatyti, o telefono pirmą paėmimą į rankas atidėti kiek įmanoma ilgesniam laikui iš pat ryto. Pamėginkim sukrauti visas programėlės į aplankus, sugrupuoti, o tuos aplankus nustumti nuo to pirmojo ekrano, kuris užsidega. Į kitą, dar kitą arba dar kitą, kad tau reiktų išsišaukti. Apie ką mes čia kalbam? Tai mes kalbam apie tokio dalies patogumo atsisakymą. Kad nebūtų lengva ir patogu. Būtent, bet jis labai svarbus tam, kad aš galėčiau pajusti, ką man tai duoda. O man tai gali duoti tokį, kažkokį pamatymą tam tikrose vietose dalykų, kuriuos jau buvau įpratus nematyti, nes visadagi užnaršai prie lifto stovi arba eilėje, ar ne? Čikšt, išsitrauki čia tas aktyvus rėkianti spalva programėlės, pokšt, nei man reikėjo automatinis veiksmas. Tai automatinis veiksmas nutrūksta, kai aš pastumiu ekraną žemyn, kad atsirastų paieškos laukelis ir ten pradedu suvedinėti, ko man reikia. Pavyzdžiui, man reikia ten, nežinau, TikToko, ne? Tai pradedu rašyti TikTok. Mano smegenys nutrūksta automatinis veiksmas. Ir tada galiu susimąstyti, man reikia dabar to TikToko, aš 30 sekundžių kilsiu aukštyn. Ir neveiks. Atsisakai visų notifikacijų, visų perspėjimų. Ir čia labai svarbus irgi patarimas. Mėginkit, pavyzdžiui, išjunkite visus notifications, kurie ne nuo žmonių, o nuo organizacijų kažkokių, kurie nėra gyvybiškai svarbus. Irgi toks pats patarimas, iškart gali pamažėti net ir nerimo lygis kažkiek. Turėkite namuose tokias tradicijas, kur, pavyzdžiui, vakarieniaujam visi padėję telefonus į šalį. Yra dabar Telia ryšio dėžė. Galima ten, sakykime, susidėti tą ryšio dėžę, galima pasimti savo plastikinę dėžę ar kur nors padėti, po pagalvę padėti, nesvarbu. Bet sutarti tokį dalyką, pasirašyti šeimos susitarimą. Pagalvot, kaip mes čia kartu dabar tarsimės ir apie ką mes kalbėsim, kada nenaudojam, o kada naudojam, kokiem tikslam gal mes papildomai kažkokį elektroninį paštą gal bendrą šeimos susikuriam, kai perkam visi ką nors internete. Tegu jų būna daug daugiau šiaip prie mūsų elementarių tokių kasdienių rutinų. Ir dar iš tokių patarimų palikinėti telefoną karts nuo karto išeinant. Išeinant apskritai. Išeinant iš namų. Nes labai svarbi žinutė čia yra kiekvienam jaunam žmogui, kad galima. Nes aš sakau, tarkim, einu į parduotuvę, aš be telefono, žinau, mums mokymuose daug tėvų. Tai kaip ten mano kortelės? Arba, ten kažkas mano tenai. Žinom, eksperimentuokit. Pamėginkit kaip. Plius tai... Pamėginkit tikrą kortelę. Kas nors gal jau ir tikrai nesinaudoja, gal tada šunį vedžioti išeikim be telefono, ar į mišką, nežinau, bet pamėginkim tą pranešti. Aš išeinu, neturėsiu 2 valandas telefono. Ir tai yra labai svarbi žinia jaunam žmogui, kad yra galima būti būti neprisijungus, būti nepasiekiamu kurį laiką. Tai tas nepasiekiamas yra ta naujoji prabanga. Mes čia vienoje konferencijoje su Paul Demiko rankas spaudėm. Sakau, jūsų megztukas ant nugaros buvo parašyta offline is the new luxury. Bet iš tiesų. Ir tas žmogus, kuris uždirba iš to, kad jis yra ekrane ir jis su ekranu dirba, tai mes ieškokim to balanso. Offline'as irgi yra prabanga. Tai šito dalyko tikrai labai kiekvienam norisi linkėti. Ir jeigu su savim paeksperimentavus paaiškės, kad aš jau čia nelabai galiu, tai mūsų skaitmeninės etikos centro svetainėje
yra būdas pasitikrinti, kokią mes riziką turim tapti priklausomi. Patikimi Lietuvos populiacijai pritaikyti, adaptuoti, validuoti klausimynai. Nuostabu. Po 9, po 14 klausimų vaikai gali atsakyti, už vaikus gali tėvai atsakyti, gali paaugliai patys atsakyti. Gavai savo rezultatą, pasitikrink. Jeigu jau yra didelė rizika, paieškokim pagalbos. Ir man atrodo, kad irgi galim truputį ir tuos tėvus nuraminti, kad nereikia iš karto pulti drastiškai pakeisti, nes dažniausiai nesuveikia šitie dalykai. Tikrai taip. Bet mažais žingsneliais. Vat pavyzdžiui, pradėkit nuo to, kad trumpam išeinat su šuniuku, ar ne, be telefono. Pamatysit, jūs gyvi, šuniukas gyvas, vaikai gyvi, visi laimingi, galbūt užsinorės dar ilgiau. Ar ne, tokie, pavyzdžiui, mes turėjom šeimoje tradiciją, vis dar turim, nors jau vaikai dideli, kad kai susitinkam valgyti, tai ar tai šventė, ar bet kas, bet jeigu valgom, kad ir paprastas trečiadienis, ar ne? Taip. Visi sudedam telefonus stalo viduryje, ekranais į apačią. Ir padarom tą telefonų piramidę. Ir visi jau žino. Ta prasme, ir tarkim, vyras turi netgi 2, nes skirtingai naudoja ir tokia gera piramidė ant stalo atsiduria. Bet visi žino šitą taisyklę, visi jie vadovaujasi, nes visi apsitarėm, visi nutarėm, kodėl tai yra svarbu ir taip toliau ir panašiai. Tokiais nedideliais dalykais, nedideliais sprendimais. Ir aišku, ką irgi labai noriu pasakyti, tada vakarienė turi būti maloni. Nes jeigu jūs per tą vakarienę ėsite vaiką dėl to, kad jo blogi pažymiai, ar jis netinkamai apsirengęs, ar dar kažką, jam šitie dalykai susisies ir jis, nekęs ir tų vakarienių, ir jūsų, ir taip toliau ir panašiai. Bet, pakalbėkite apie tai, kuo jie gyvi. Kas sekėsi šiandieną, ko išmoko šiandieną. Iš tiesų, bandyti irgi šiek tiek gamifikuoti tuos dalykus, irgi, kad, o tada, pavalgėm, pasiėmėm telefonus viską ir tada sakom, žiūrėk, aš dar noriu su tavim pakalbėti ir apie tai, kad gavau žinutę iš mokyklos. Telefoną irgi padėk šalia savęs, nes dabar mes pasikalbėsime jau apie tai. Ar ne? Tai man atrodo, kad irgi tėvams svarbu pasakyti irgi tokius dalykus, kad jie patys, neradikalizuotųsi tuo klausimu, nes vis dėlto technologijos čia yra. Tai yra svarbus įrankis ir man labai patiko vienoje konferencijoje, mes buvom tokiam apvaliam stale ir iš viso pasaulio ten švietimo žmonės diskutavom apie technologijas. Ir prie to stalo sėdėjo Nikas Boströmas, jo knyga ar ne apie dirbtinį intelektą yra tikrai labai žinoma ir jisai sako, žiūrėkit, sako, jūs galite drąsiai sakyti, kad dirbtinis intelektas, bent jau mūsų artimiausioje ateityje mokytojo nepakeis. Bet mokytojas, kuris išmano dirbtinį intelektą, gali pakeisti mokytoją, kuris jo neišmano. Tai man nepaprastai patiko, nes tą aš išgirdau 2017 metais. Tai tikrai seniai ir nuo tada tą kartoju ir matau, kad mes einame tą linkmę ir tai yra svarbu. Bet mokytojo, o mokytojai yra ir tėvai, ar ne? Pirmieji ir svarbiausi vaiko mokytojai visiena yra tėvai. Tai ir tėvų, ir mokytojų technologijos neturėtų pakeisti ir turbūt nepakeis. Bet kai mes apie jas žinosime ir žinosime svarbius dalykus, tai mes geriau turėsime tą truputėlį tą konkurencinį pranašumą prieš tuos, kurie nesigilina, kurie tame nedalyvauja ir neįdomu. Tai man kažkaip atrodo, kad tą irgi svarbu prisiminti. Tikrai taip. Aš prie šito visko, ką pasakėte, tik pridursiu. Ryšio kūrimas ir palaikymas su vaiku, bet kokiu būdu, kas begimtų į galvą jau pabandžius visus variantus ir kai sakom, nepavyko, nenumeskim šito darbo, mėginkim toliau, nes tą ryšį gali pamėginti sukurti technologiją su vaiku, tai geriau mes čia būkime tie pirmieji žmonės ir tikrai tas yra apsauginis veiksnys daugeliui dalykų ir realiame gyvenime, ir virtualiame. Tai labai jums ačiū, kad atėjote ir nebūkime be ryšio, ar ne? Labai ačiū, kad pakvietėt. Iki malonaus. Viso.